sausio 13 diena yra labai giliai įsirėžusi į kiekvieno lietuvio širdį. Juk 1991 metų sausio 13 dieną, šturmuojant televizijos bokštą bei televizijos ir radijo komitetą, žuvo netgi 14 žmonių, o sužeistų buvo 702. Sausio 13 naktį žmonės aukoja savo gyvybės dėl Lietuvos nepriklausomybės. Tad jaunimo organizacija Darbas Molėtų skyrius kviečia visus pagerbti žuvusius tylos minute. Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas. O tu sakai, stovėk kaip stovi laisvė. O tu sakai, stovėk kaip stovi laisvė. Tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. O nesibaigianti kelionė į tave, jau kaip akmuo šalikeliai sukniubęs. Aš pilkų vakarų lyg samanom dengiuos.